Sveiki, šiandien kalbėsime apie frazinius veiksmažodžius, kurie labai dažnai vartojami anglų kalboje, bet prieš tai trumpa reklama. Taigi naujaera.com, dabartiniai būsimi laikai pagal Bibliją, apsilankykite, jeigu jaučiate, kad šie laikai įdomėja. Taip pat anglucentras.lt rasite pilnus anglų kalbos kursus, taipogi prašau palaikinkit ir subscribinkit šį video, dėkui. Taigi, fraziniai veiksmažodžiai, tai tokie veiksmažodžiai, kurie susideda iš dviejų žodžių ir kadangi tas antras žodis pakeičia pirmojo veiksmažodžio reikšmę visiškai. Pavyzdžiui, look after. Look žodis reiškia žiūrėti, bet jeigu sakome look after, tada jau reiškia rūpintis kokiu žmogumi. Pavyzdžiui, I look after my mother. Aš rūpinu savo mamą, ten tarkim jis serga ar panašiai ir aš rūpinuosi ją. Taigi look reiškia žiūrėti, bet look after jau prižiūrėti, rūpintis vienu žodžiu. Arba get up. Get reiškia gauti, o get up atsikelti. Pavyzdžiui, I get up at 7 a.m. every day. Aš atsikeliu 7 ryto ryte kiekvieną dieną. Taigi čia visai įdomu žodžiai iš tikrųjų. Break down. Break sulaužyti reiškia, o breakdown sugesti. Pavyzdžiui, elektronikai, mašinai, breakdown sugesti. Arba taipogi reiškia prarasti emocinę kontrolę, bet dažniausiai reiškia sugesti mašinai arba elektronikai. Pavyzdžiui, the car broke down on the way to the city. O jeigu, pavyzdžiui, sakau, I broke down, tai aš palūžau, tiesiog nesugedau, o palūžau, emociškai, ant žodžių. Taigi, breakdown sugesti mašinai. Taipogi bring up. Bring nešti, o bring up reiškia užauginti vaiką, pavyzdžiui, arba taipogi gali reikšti užsiminti kokią temą pokalbėje. Pavyzdžiui, she brought up an interesting point in the meeting. Ji užsiminė apie įdomią mintį susitikime. Bet pavyzdžiui, jeigu sakytumėm, did you bring up this child? Ar tu užauginai šį vaiką? Taigi bring up užauginti arba užsiminti ką nors. Taipogi call off. Call skambinti, o call off reiškia atšaukti. Pavyzdžiui, they called off the event due to bad weather. Jie atšaukė renginį dėl blogo oro. Carry on. Carry reiškia nešti, bet carry on reiškia tęsti. Pavyzdžiui, please carry on with your work. Prašome tęsti savo darbą. Catch up. Catch reiškia pagauti, bet catch up reiškia pasivyti arba pasikalbėti po ilgo laiko. Pavyzdžiui, galima sakyti call me, let's catch up. Paskambink man, pasikalbėsim po ilgo laiko, pasivysim apie senas naujienas ir panašiai. Pavyzdžiui, I need to catch up with my old friend. Man reikia pasikalbėti po ilgo laiko su senu draugu, pasivyti visas naujienas. Taip pat come up with. Come reiškia eiti, ateiti, o come up with reiškia sugalvoti. Pavyzdžiui, she came up with a great idea for the project. Jis sugalvojo puikią idėją projektui. Labai dažnas šis žodis come up with sugalvoti. Bet jeigu sakome vien tik come, tai be frazinio veiksmažodžio, tai I came to school every day. Aš atėjau į mokyklą kiekvieną dieną. Come ateiti reiškia, o come up with sugalvoti. Taipogi kitas frazinis veiksmažodis cut down on. Reiškia sumažinti. Pavyzdžiui, I need to cut down on sugar. Man reikia sumažinti cukraus vartojimą. Drop off reiškia atvežti. Pavyzdžiui, I will drop you off at the station. Aš atvešiu ir paleisiu tave stotyje. Taipogi fill out reiškia užpildyti. Please fill out this form. Prašome užpildyti šią formą. Get along. Gerai sutarti. Pavyzdžiui, do you get along with your coworkers? Do you get along with your coworkers? Ar tu gerai sutari su savo kolegomis? Give up. Pasiduoti. Mato kaip įdomiai, nors give reiškia duoti, bet give up pasiduoti.
Please don't give up on your dreams. Nepasiduok. Kaip čia. Neatsiduok savo svajonėm, kaip čia pasakius, don't give up on your dreams. Nenuleisk rankų, ant savo svajonių, nenuleisk rankų. Nepasiduok. Ir pavyzdžiui, kai sporto varžybose dažnai sako, do you give up, ar pasiduodi, taigi give up, pasiduoti. Go on, tęsti. Pavyzdžiui, the show will go on despite the weather. Renginys tęsis nepaisant oro. Hold on, palaukti. Hold on for a moment, please. Palaukite minutę. Čia telefono pokalbėse dažnai būna hold on, palaukti. Palaukite. Toliau look after jau sakėme rūpintis. Look forward to. Laukti su nekantrumu. Pavyzdžiui, I look forward to meeting you. Laukiu su nekantrumu susitikimo su tavim. Čia laiškuose labai dažnai I look forward to meeting you. Laukiu su nekantrumu susitikti su tavim. O look reiškia be jokių veiksmažodžių, be jokių antrų žodžių reiškia žiūrėti. O look forward to tai su nekantrumu laukti. Make up. Susitaikyti, sugalvoti. Pavyzdžiui, they made up after the argument. Jie susitaikė po ginčio. Bet make-up taip pat reiškia kosmetika. Ir dar vienas žodis, kurį gali reikšti make-up, tai pavyzdžiui, jeigu kokią šunybę kam nors iškrėtėt netyčia, galite sakyti let me make it up to you. Leisk man atsilyginti. Pavyzdžiui, kai tortą nupirkti dar ką nors, dažnai anglai sako let me make it up to you. Leisk atsilyginti. Ir taip pat susitaikyti. They made up after the argument. Jie susitaikė po ginčio. Ir dar gali reikšti, kiek daug reikšmių, make up reiškia sugalvoti, išgalvoti. Pavyzdžiui, I made it up. Aš išfantasavau, aš sugalvojau, su fantazija sukūriau, ką nors sugalvojau. Made it up, su fantazija sugalvoti, ką nors, pavyzdžiui, išgalvoti geras žodis. Taigi, rezumuojant, make up susitaikyti, išgalvoti, atsilyginti, jeigu kokią šunybę iškrėtat, ir daug reikšmių tas make up, tai sudėtingas žodis, ir kosmetika. Pick up, pasiimti, išmokti, pasiimti dažniau iš tikrųjų. Pick up, pavyzdžiui, I will pick you up from the airport. Aš pasiimsiu tave iš oro uosto. Run out of, baigtis. Pavyzdžiui, we ran out of milk. Mum baigėsi pienas. Set up, įrengti, įkurti. Pavyzdžiui, they set up a new business. Jie įkūrė naują verslą. Ir set up reiškia dažnai nustatyti, pavyzdžiui, kokius kompiuterį nustatymus. Take off, pakilti arba nusijimti. Pavyzdžiui, the plane will take off in 10 minutes. Lėktuvas pakils po 10 minučių. Arba, pavyzdžiui, take off your shoes. Nusimauk savo batus. Turn down. Turn reiškia suktis, o turn down atmesti. Pavyzdžiui, he turned down the job offer. Jis atmetė darbo pasiūlymą. Dabar kitas frazinis veiksmažodis turn up, pasirodyti. Pavyzdžiui, she didn't turn up for the meeting. Ji nepasirodė susitikime. O jeigu nebūtų to up žodelio, tai turn reiškia suktis. Pavyzdžiui, turn around, apsisuk. O turn up reiškia pasirodyti, matau visai skirtingas reikšmės. She didn't turn up for the meeting. Ji nepasirodė susitikime. Work out, sportuoti reiškia arba išspręsti. Pavyzdžių pateiksiu. I work out at the gym every day. Aš sportuoju sporto salėje kasdien. Arba, pavyzdžiui, jeigu rasti kokį sprendimą work out. Pavyzdžiui, kam sakyti, we can work this out. Mes galime rasti sprendimą. Arba, kaip jau sakiau, sportuoti. I work out at the gym every day. Aš sportuoju kiekvieną dieną. Wake up. Pabusti. I wake up at 6 a.m. every day. Aš pabundu 6 val. Ryte kiekvieną dieną. Taipogi check out. Check reiškia patikrinti, o check out, frazinis veiksmažodis, reiškia apžiūrėti arba išsiregistruoti iš viešbučio. Arba iš
Pavyzdžiui, I will check out the new restaurant. I will check out the new restaurant. Aš apžiūrėsiu naują restoraną. Bet check out ir viešbučiuose dažnai vartojama, kai nori išsiregistruoti iš viešbučio, palikti viešbutį, vienu žodžiu. Tiek veiksmažodžių apžvelgiam. Ačiū, kad klausėt, sėkmės jums.